precizinio šaudymo sporto 24 metų pasaulio čempionato Lietuvos rinktinės rėmėjai. Baltic Shooter – ginklų priedų ir ekipuotės parduotuvė. Betono zona – viskas betonu, profesionalios medžiagos, įrankiai ir įrengimai. Garnis – išmanūs baterijų ir akumuliatorių sprendimai. Mitekas – inovatyvūs radioelektronikos ir programinės įrangos sprendimai gynybos pramonei. Šaudymo sporto klubas Mjolnir. Večia – statybinių prekių parduotuvė. Lietuvos šaudymo sporto federacija. Volit – ginklų ir medžioklinių prekių parduotuvių tinklas visoje Lietuvoje. In my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Sveiki visi. Eilinis Lietuvos precizinio šaudymo sporto rinktinės, Lietuvos rinktinės nario pristatymas. Šį kartą pas mus svečiuojasi laidoje, podcast'e ar interviu, kaip čia pavadinsi. Nepagadinsi, manau, Arūnas Vrubliauskas. Arūnas yra žinomas tuo, kad yra sudalyvavęs daugiausiai tarptautinių varžybų Lietuvoje. Labą dieną. Sveikas. Labas. Standartinis klausimas, kadangi jau 6 narys kalbinamas, man atrodo. Tai ar 7? Tai papasakok apie save, prisistatyk publikai pačiai. Tai jo, Arūnas Vrubliauskas, Vilnietis. Dirbu, turiu verslą, turiu hobių, vienas iš jų šaudymas yra. Nežinau, ką čia labai daug. Futbolas labai patinka, jo, esu futbolo gerbėjas, fanas. Įvairių visokių. Komandas irgi. Manchester United, kurį pastaruoju metu truputėlį nuvilė, bet vis tiek išlieku fanų. Jo, mėgstu nuvažiuoti varžybas, pasižiūrėti, turiu sezono bilietą, tai, tikrai daug metų jau palaikau. Kelionės, aišku, kas ir labai susijęs su šituo sportu. Bet sako, žinai, jeigu žmogus sako, kad kelionės yra hobis, tai nieko nepasako, nes kelionės visiems patinka. Tai taip, jo, dirbu savam versle, kas labai padeda, aišku. Kuo užsiimat? Prekiauju statybinėm medžiagom. Šeimos verslas likęs, UAB Večia, taip vienas iš mūsų rėmėjų. Tai šeimos verslas likęs nuo mamos. Ir aš jį toliau tęsiu, tai skambinkit. Padėkit man uždirbti daugiau pinigų ir man važiuoti į varžybas. Ok, supratau. Papasakok, kaip pradėjai šaudyti apskritai? Pirmieji kokie kartai buvo? Pradėjau šaudyti ne prieš, o 22 metais su čia ne vieną kartą minėtų one shot kursu. Tai buvo snaiperio kursas ir maždaug tuo laiku kažkada tai susikūriau Facebook'o paskyrą, nes visą laiką galvoju, reikia rašyti, žinai, čia eiti į mediją, visiems labai bus įdomu čia skaityti. Tai susikūriau paskyrą, 2 metus turėjau vienintelę žmoną followerį. Ne, bet prie ko bandau privesti, kad susikūręs paskyrą bandžiau sugalvoti, kas mane paskatino eiti į kursą šaudyti. Ir šitą, tai aš manau, kad knygų apie vinetų skaitimas, vinetų taiklioji ranka, tai nuo to laiko kažkaip nuo vaikystės, man atrodo, tas toksai kažkas tai kažkur pataikė. Ir tas snaiperio idealizavimas kažkoks, nesuprantant, kas tai iš viso yra, realiai nesuprantant, atrodo, kad šauni ir čia jau snaiperis esi, ne? Tai čia esi tiesiog šaulys ir tai tikriausiai ir norėjau būti šauliu, šaudyti. Ir pasitaikius progą užsirašiau į kursą ir nuo to mano prasidėjo šaudymo kelias, tai 22 metų. Tada susipažinau su Šarūnu, nes irgi jis ėjo ten tą kursą. Kiti žmonės, tada tave labai greitai, nes tu esi iš tos bendruomenės toks šiek tiek epicentras, kur labai daug žmonių kreipiasi pas tave. Tai su tavim susipažinom, ir toliau. Atsirado PRS-as prie to kurso ir čia jau kabliukas kaip užsikabino, tai ir nepaleidžia.
Tai čia mano tokia jo būtų šaudimo pradžia. Tai okei, tai 22, o tai tėvai nemedžiotojai, nieko, ta prasme, niekaip nėra. Ne, aš ginklą rankose nebuvau laikęs, iš vis atvažiavau pas Andrių į šitą, į kursą, tai pirmą kartą karabiną rankai palaikė. Nu, okei, gal buvau šaudęs, žinai, kai ten kuponus nusipirkė, ateini, Aha. ten išpiškini ir grįžti namo. Bernvakaris, realiai, mergvakaris, ane, ten, ta prasme. Nu, taip. Mhm. O taip, tai realiai atvažiavau į tą kursą, išsinuomavau pas Andrių karabiną, gavau į rankas ir galvoju, okei, dabar čia, nu gerai, nuleistuką paspausiu, o toliau ką daryti. Tarsi tai buvo visiškai žalias. Ja. Ginklą, jokių medžiotojų, nieko nebuvo prieš tai. Pratau. Nuo čia ir prasidėjo kelias. Okei. Kas yra įdomu dabar, kad kai mes atsukam atgal, ne, kad atsimeni tada, kai kartu nusprendėm tapti medžiotojais ir jais tapom, tai praktiškai irgi tiek aš, tiek tu turime visus įmanomus vos ne leidimus ginklui, ne, ir čia turint omenyje, kad tu 22 metais grubiai tik tai pradėjai, tai čia yra kažkoks, man tai kažkas nesuvokiamo. Nu taip. Kaip žmogui, kuris nuo mažens, ta prasme, su tuo susijęs ir per paskutinius ten 10 metų aš atėjau į šitą reikalą, o tu ten, čia dabar treks keberiokš toks, tai nesuvokiama iš tikrųjų. Mano natūra yra tokia, kad kažkas tik tai cakt ir viskas, ir aš jau kažkokioj veikloj, va čia ir dabar sugalvoju ir man, tai tiesiog pamačiau situaciją, kurią reikia naudotis ir žengiau žingsnį. O tai gerai, tai vis tiek, tai tu vis tiek prieš ten snaiperio kursą Šaulių sąjungai jau priklausai, teisingai? Kaip Šaulių sąjunga atsirado ten visam šitam reikale ir kontekste? Bet aš Šaulių sąjungą įstojau gal 21 Liepą. Tai ta prasme, tai nebuvo labai, prieš tai, ten pusmetis prieš tai aš įstojau. Tai prieš snaiperio kursą, man atrodo, kaip tik bazeką pasibaigėm. Okay. O kas paskatino Šaulių sąjungą stoti? Aš save visą laiką laikiau patriotišku ir tiesiog nusprendžiau, kad jau dabar turiu laiko, kad galiu skirti tam laiko ir noras. Ir tas noras buvo ilgą laiką. Tiesiog, nežinau, susidėliojo gal viskas, kad dabar reikia eiti. Nebuvo kažką, kad prasidėjo karo veiksmai, prasidėjo didelį šito vasario mėnesio. Tai buvo anksčiau gerokai, nežinau, tiesiog nusprendžiau, kad reikia ir nuėjau. Čia pas man taip, jau kad nusprendžiau, kad reikia ir darai. Okay. Be jokių didelių argumentų. Kaip sakyt, aš tave atsimenu iš tos pusės, kad tu labai taip irgi jau kai kelis kartus ten, sakykime, tą kursą padalyvavai, kad tau iš karto atsirado tas noras, pačiam viską ten turėti, galėti ir taip toliau. Ir įrangos... Čia irgi asmeninis bruožas, kad labai nepatinka eiti ir prašyti, skolintis, nuomotis, pasiemi, turi savo, naudoji, susipažini su daiktu, pripranti prie jo, o taip atvažiuot kažkur vis trečią koją kažkam, tai man patinka jo, atvažiuoji, turi savo daiktą kažkam paskolinti, tai labai gerai. Bet kai pačiam reikia skolintis, tai tas toksai vidinis kažkoks yra, kad kažkaip netaip turėtų būti. Pamėginti vieną kitą kartą, aš suprantu, jo, kartais labai gerai išmėginti vieną kitą daiktą. Bet kai pastoviai, tai dar buvo, kai kursą pradėjau, tai su ginklu istorijų, jau mane pažįsta komanda, tai pas man istorijos nesibaigė tokios įdomesnės, tai pradėjau kursą lankyti, tai pas Andrių nuomavausi ginklą. Tada nusprendžiau nusipirkti, tai įsigijau Tika TAC 3A1, taip vadinasi, TAC 3A1. Tai ginklą nusipirkau, užrašiau ant draugo, kad jį pasaugotų, nes leidimo dar neturėjau. Ir dabar galvoju, kaip čia man tą greit leidimą susiorganizuoti. Tai aš įstojau gal į kokias 3 organizacijas, nes galvoju, įstojau į tą iššaudymo organizaciją, iškart duoda leidimą, pasirodo, ne, pusę metų turėjo būti, arba varžybose dalyvauti. Tada pradėjau per įpsiko varžybas važinėti.
Tai jo, tai aš ten kelius myniau, kol jo, po to jau, man atrodo, kol bandžiau išminti visas varžybas ar kažkaip, tai suėjo pusę metų ir man jau suteikė leidimą po pusės metų. Nu, ta prasme, tai sportui leidimą. Nu, tai ginklą turėjau gal jau po kurso lankymo mėnesį, bet jis 4 mėnesius galėjo pas draugą spintai seife. Okay. Tai ten, ja. O Tokiais ką ten. prisimeni pirmąsias savo varžybas? Pačias pirmasias kaip varžybas, tai ten tikriausiai buvo one shot'o kažkas, tai šitų ne, bet jeigu apie tarptautinės, tai atsimenu, kai mes tam išvažiavom į Arctic Long Range'as, man atrodo, buvo į tas baltasis naktis, kai trobeliai tenai gyvenom, tai jo, šitas atsimenu, labai patiko, nes, nu, ta prasme, jo, pirmos varžybos, gamta, užsienis, ginklų patikros visos, nu, ta prasme, labai daug pirmų dalykų buvo, tai ir šaudyklą pamačiau, ta prasme, ne Rūklą ir ne 100 metrų Lietuvoje, o kažkas field matches, ten iš vienos lokacijos judi į kitą lokaciją, tai yra šaudai virš ežero kažkokio, tam dar miške, nu, super, jo. Tai jo, šitas atsimenu varžybos. Bet tu čia jau labai taip nušokai, bet tavo nebuvo pirmosios, tu jau buvai kelis kartus dalyvavęs, man atrodo, ir Sniper Fest'e jau buvai dalyvavęs, ta prasme, jau... Tai dabar, okei, gerai. Mes pirmą kartą važiavom varžybas, grubiai tariant, prieš metus birželio mėnesį. Tai birželio mėnesį mes važiavom, o Sniper Festas būna rugpjūtį. Liepą arba birželį. Ai, bet mes 23 važiavom, jo, o Sniper Feste, aš nežinau, ar 22 aš dalyvavau. Dalyvavai, aš atsimenu. Nu, gal. Reikia savo porininko paklausti. Neįmanoma pamiršti Arūno ir Manto poros. Jo. Tai, ne, nu tai gerai, jo, gal dalyvavom, bet, nu, įsimintinesnis vis tiek yra užsienis išvažiavimas. Man dabar tos varžybos, kurios dabar vyksta, Taiklio Šaulio, kas buvo praeitų metų, šių metų, tai tiesiog tie pratimai padaryti draugų kompanija, nu, šitas labiau įsimena. Tas Sniper Festo kaip tik pirmą ir nelabai atsimenu. Jeigu mes kalbam apskritai ir lyginam, sakykime, dalyvavimą pratybose, mokymus ir taip toliau, kažkokias karinės pratybos ar dalyvavimo varžybose, tai kas tave, ta prasme, nu, kas tave skatina į tas varžybos važiuoti? Nes, nu, tu Lietuvoje praktiškai nei vienų nepraleidi ir su mažu kalibru buvai pradėję šaudyti ir, ta prasme, tas įdomu, suprasti ir sužinoti, kas žmonės skatina, ta prasme, dalyvauti šitose varžybose. Aš į varžybą žiūriu kaip į treniruotę gal, nes kito būdo kaip treniruotis, kažkas namie, kažką daryti nelabai ir negaliu skirti laiko labai, nes mažas vaikas yra, su ginklu čia nepasivaikščiosi, o tada važiuoti 100 metrų šaudyklą, taip, tas kartais būna. Sausas drilas pasidarau kitoj lokacijai, nesakysiu kur. Turiu pasistatęs dry fire šitą, bet varžybos vis tiek duoda tą tokį, nežinau, didesnį šoką, sužinai pozicijos įvairio, nu, nežinau, vėjas, kuris išmuša iš vėžių užsienį išvažiavus, ta prasme, visiškai į kalnus nuvažiuoja ten pusė iš 2 pusių ir tu galvoji. Tai aš tai žiūriu kaip į treniruotę iš dalies, o iš kitos pusės tai aš labai esu konkurencingas, man, nežinau, varžybos, tai aš važiuoju visą laiką laimėti. Nu, aš viduj galvoju, kad aš važiuoju laimėti, o kovoju tai tikriausiai labiausiai su savim per kiekvienas varžybas ir bandau pasiekti. Tarpsime, tai nemeluosiu, važiuoju su tavim, važiuoju su Šaru, su Vyga, su kažkuo, tai važiuoju bet kokiu. Ir aš visą laiką noriu aplenkti. Žiūriu kol kas realiai, tai esu nusistatęs tam tikrą procentų šūvių, kiek galiu nuo jūsų atsilikti.
Tai kiekvienose varžybose vis artėjo prie to procento, tai jau jį reikės biškį mažinti. Bet jo, pradžiai gal su savim reikia susitvarkyti, nes būna tie patys dalykai vis karts nuo karto pasikartoja. Okay. Tai į varžybas važiuoju dėl to, kad patinka konkuruoti, noriu dalyvauti varžybose, nes šiaip sporte esu nuo mažens, tai ir krepšinio varžybos, ir futbolo varžybos, ir tai būdavo turnyrai įvairūs, kur dalyvaudavau, tai turiu tą, kad visą laiką norisi dalyvauti ir labai norisi. Turi kažkokių tai patirčių, kad, sakykime, dalyvavimas šitose varžybose, šito tipo varžybose, kad tau kažkaip praktiškai padeda? Ten varžybose, treniruotėse ar dar kažkur. Lyginant su tai, sakykime, šauliais, kurie nedalyvauja. Ne, tai padeda, tai sunku atsakyti su šauliais, kurie nedalyvauja, nes, visų pirma, 2 dienų varžybos. Tai turi susidėlioti dienotvarkę, susidėlioti standartus, ta prasme, kaip pasiruošimo varžybom. Nedalyvaudamas varžybose, tai tikriausiai tas yra sudėtingiau, bet dabar važiuoji varžybą, žinai, kad ten turi padaryti A, B, C iš vakaro, iš ryto, sudėlioti ten tos elementarius vandens gėrimus su tavo išmokytas elektrolitai, kad palaikyti energiją. Tada varžybos jau atsistojęs prieš stage'ą, tai yra prieš pratimą, tu žinai, ką reikia pasidaryti, namų darbus. Tai viskas atėjo per varžybas. Nes tikrai būna, neslėpsim, paskutinis Sniper Festas su Mantu, tai kai buvo tarp pratimų labai ilgi atstumai, šitie laiko tarpai, apie 2 valandas reikėdavo būti, ne? Tai išsiblaškymas padidėja, tada jau nesusikaupi, nepasiruoši pratimui, ir rezultatas tada visai kitas. Tai išmoksti tokių dalykų, ateini, pasidarai darbą, susikaupi ir tai, važiuodamas į varžybas, tai ir išmoksti. Nes patarimus klausyti yra lengva, bet kai ateini praktiškai turi tą įgyvendinti pats, tai ir išmoksti greičiau. Nes kai klausai, tai paklausai ir pamiršti, o kai pats prisidarai klaidų visų, tai tada greičiau mokaisi. Varžybų metu užsirašinėjai, ką prisidirbai? Jo. Dabar užsirašinėjau. Pirmose mažai ką dariau. Pirmose ateidavau, pašaudydavau, bet po to, sakau, prie kiekvienų varžybų, po kiekvienų varžybų prisidėdavo punktai. Tai, aš neslėpsiu, tai aš mokusi iš tavęs, iš Aro, ne, iš Lietuvos top šaulių. Tai patarimus gauni ir kažkurio metu tu paklausi, sako, kodėl tu neužsirašinėjai. Ir aš tada, susirašau. Ir tikrai padeda. Dabar turiu užrašus jau kiekvienų varžybų. Namie gulė, aš jų neišmetu, praverti, pasižiūri savo klaidas, tada pasižiūri, kurios yra dažniausios klaidos, prie jų biškį padirbi, jeigu gali namie padirbi ar kažką tai. Tai, nes tos klaidos, tai jos, aš manau, pas daugelį šaulių yra vienodos. Ta prasme, čia šitam sporte atidirbti reikia nelabai daug dalykų, bet reikia atidirbti. Taikinio suradimas, pozicijų užėmimas, ta prasme, elementarūs dalykai, kuriuos gali atidirbti nevažiuodamas į varžybas, kurie tau taupo laiką. Okay. Arūnas buvo vienas iš tų žmonių, kur kai paskelbėm, kad į pasaulio čempionatą šauliai bus reitinguojami ir bus kviečiami tik tie, kurie bus reitingo viršūniai, tai buvo vienas iš tų, kur kiekvieną dieną rašinėjo, tai ar jau yra reitingo taisyklės, kaip čia sudarinėsim, ką čia reikia daryti, kad pakliūti ir taip toliau. Tai iš kur čia tas buvo tokia ta motyvacija išvažiuoti? Jūs išvažiavote į Prancūziją 2022 rudenį, ne? Ir ta prasme, kai jūs aš apie tą čempą, tiesą pasakius, dar tuo metu nelabai ką žinojau, bet aš sužinau, kai jūs grįžote ir tipo, Hebra grįžo iš pasaulio čempą, aš taip, kaip pasaulio čempas. Aš taip, kitas čempas po 2 metų ir aš turiu ten važiuoti. Ta prasme, atstovauti Lietuvą, aš daugiau jokiam sporte tikriausiai, plaukime tikrai nepateksiu Lietuvos rinktinę ar ten bėgime. O čia aš turiu realius šansus, tai aš pasakiau, kad reikia įdėti darbo. To darbo, aišku, dar nėra pakankamai tiek, kiek jo turėtų būti iš mano pusės.
bet reikia įdėti darbo tiek, kad aš važiuočiau į kitą pasaulio čempionatą. Ir susidėliojau tą, kad reikia dirbti, kad uždirbti reitingo taškus ir būti komandos nariu. Čia pas tave prakalbo labai toks nelietuviškas mentalitetas, nes aš nežinau, ar tai labai yra susiję su tuo, bet vat, visos valstybės, kurios turi, kurios yra kaip karalystės, ne? Tai Švedija, Norvegija, Danija, Jungtinė karalystė, ne? Tai jie visi, ta prasme, tą galimybę atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose, ne Lietuvą, savo šalį, atsiprašau, tai jie kažkaip visą laiką stato į pirmą vietą, žinai. Prasme, kad apskritai tokia būtų, jie turėtų tą tokią gyvenimišką patirtį, sakykim taip, ne? Nuvažiuoti, sudalyvauti ir taip toliau. Tuo labiau, kad praeitas čempionatas buvo pirmasis, dabar vyks antrasis pasaulio čempionatas iš to jauno pakankamai sporto. Tai labai tas jaučiasi, tai vat tavyje aš girdžiu tokį ne visai lietuvišką mentalitetą. Ne, ta prasme, aš manau, kad mes visi, kurie važiuojam iš tą čempionatą, tai turim, tikrai tą garbės jausmą atstovauti savo šalį, ir tai pasistengsim padaryti kuo geriau. Nes, sakau, šiaip sportas šitas populiarėja, tai gal atsiras jaunesnių, greitesnių, vikresnių, labiau užsispyrusių ir gal po 2 metų nebus vietos, tai sakau. Ja, aš tai gal čia šitoje vietoje tik tai vieną komentarą galiu pasakyti, kad kol kas mes Lietuvoje nesam labai aukšto lygio šauliai, mano nuomonė, lyginant su pasauliniu šituo, ir atsiradus entuziazmo, žinoma, galimybių, bet labiau entuziazmo mano galva, tai iki, sakykime, to aukščiausio lietuvių lygio galima būtų dasivyti ir dasikapstyti per 1-2 metus. Tai nėra taip, kad ta prasme, tie daugiausiai ir geriausiai pasirodantis Lietuvos šauliai nėra taip, kad jie kažkur čia šviesmečiais jau yra nuėję į priekį. Nes daugam taip galbūt atrodo, nes pas mus labai yra didelis tas pasiskirstimas tarp pirmų vietų ir paskutinių vietų, ta prasme, rezultatų prasme. Nes, irgi ten dabar paskutinėse varžybose Taiklio Šaulio taurė, tai irgi buvo žmonių, kurie dalyvavo ir ten pataikė tik tai kelis kartus per visas varžybas, žinai, iš 70 kelių šūvių. Tai aš suprantu, kad ta motyvacija, jinai nėra labai stipriai, kaip sakyt, padidėja po tokios patirties, bet iš kitos pusės, ta prasme, tai jeigu tu pažiūrėtum apie top 5 žmonės, nors jie ir labai ilgai šaudo, bet turint entuziazmo, mano galva pagrindė entuziazmo, tą lygį galima pakankamai greitai pasiekti. Tai kol kas dar yra visos galimybės tą daryti. Tai entuziazmas tik ir tikriausiai ir veda šitą visą bendruomenę, nes Lietuvoje sąlygos nėra pačios geriausios šaudyti. Dabar jos šiek tiek gerėja, ne? Ta prasme, mes kalbam, kad tu nešaudyk, bet gali treniruotis namie, dirbti ant 100 metrų, bet tai vis tiek tai yra tik dalis to viso, kaip tu gali save treniruoti. O šaudyklų, kur tu nueini, save išbandai, 2 varžybos per metus, ne? Ir tai ne visi jas gali važiuoti, tai yra mažai. Dėl to mes ir ieškom tų varžybų užsienyje, kur galėtume kažką išmokti papildomai. Taip, išmokti, patirtis pasisemti. O palyginti su Amerika, šaudant kiekvieno kampo, jas šaudyklų pilna. Nėra taip, žinok, aš kaip čia pasakyti, vienareikšmiškai ten didesnės yra sąlygos, kultūra visų pirma, ginklo turėjimo kultūra, ginklo valdymo kultūra ir taip toliau visų pirma yra aukštesnė ir didesnė patirtį turi ir tos patirties, sakykime, jinai nebuvo nuo jų atribota ir ten jau virš 100 metų jie gali tą, žinai, daryti ir taip toliau, bet visgi paskutiniu metu aš manau, kad tikrai neblogos yra sąlygos Lietuvoje. Taip, jos gerėja. Tikrai yra šalių, pavyzdžiui, kaip Vokietija, kur iš vis nėra šaudyklų didesnių negu 100 metrų.
Tai čia iš vis yra, kosmosas ir, pavyzdžiui, negalima juose Bet labai nuo šalies į metalinius priklauso. taikinius, žinai. Tai va čia kita yra situacija. Bet iš kitos pusės kiekvienas Lietuvos pilietis, gal taip galiu įsireikšti, gali įstoti į savanorių pajėgas, į Lietuvos šaulių sąjungą, galų gale įsidarbinti sukarintose arba policijos, arba vidaus reikalų sistemoje ir turėti tas galimybės, jeigu iš tikrųjų nori, žinai. Tai mano galva, ta prasme, sąlygos visos yra, svarbu tik tai noras, entuziazmas ir taip toliau. Aš norėjau pasakyti, mes turim bendrą draugą švedą, kuris pasakoja, atsėda mašiną 3 minutės ir jis jau šaudo savo šaudyklą. Savo. Tai mes tokių galimybių neturim čia, ne? Taip. Bet ir toj pačioje Amerikoje yra ne vienas ir ne 2 topiniai šauliai, kuriem iki šaudyklos reikia 2 valandas. Tai čia, žinai. Didelė šalis labai. Excuses, ne? Ta prasme. Taip. Ir ten irgi yra visokių valstijų ir įvairiai visi elgiasi. Ok, tai... Palauk truputėlį. Tu manęs nepaklausai apie mano pirmą šūvį. Aš čia turiu pasisakyti, nes, ta prasme. Aš klausiu, kai viskas prasidėjo. Ok, tavo pirmas šūvis. Arūnai, tai koks pirmas šūvis tavo? Labai svarbus. Ok. Klausimas. Kad pasiruošęs esi. Tai aš čia... Puslapį, verskime puslapį. Atsimenu. No. Pirmas šūvis, tai tos pačios pas Andrių užsiėmimai. Ir nežinau, ar tau teko dalyvauti, bet būdavo, kad po 2 eurus susimeti ir kažkokį tai atlieki. Tai buvo, padėjo 100 metrų 5 centų monetas visi ir, po 2 eurus, kas geriausiai pataikys. Ir aš laimėjau. Ir tai buvo, man atrodo, pirma mano treniruotė. Ir šaras ten dar buvo. Tai šarą apšaudžiu. Ne, tai tu mūsų visus esi apšaudęs jau, gali tada pasakyti. Aš noriu pasakyti, tas naujokas, žinai, naivumas, žinai, wow, pataikiau 5 centai tiesiai per viduriuką, kažkur gulina, ne ta moneta. Tai iškart supratau, kad po pirmų šito treniruotės dienos aš būsiu pats geriausias. Po to tik supranti, kad kažkada. Kad ten, ta prasme, ten tiesiog buvo taip ir ne kitaip, o po to ten... Tai jo, tai labai norėjau pasidalinti šito savo potyriu. Kad ateini, pirmą dieną tau, aišku, ginklą davė, viskas su jo prišaudyta, viskas gerai, šoviau, laimėjau ir iš karto sparnai didžiausi, aš galvoju, čia skrisiu dabar šito šaudymo sporto. Okay. Bet buvau nuleistas ir reikėjo pradėti dirbti. Ok, supratau. Praėjai reitingavimo sistemą, važinėjai daug varžybų, patekai į Lietuvos rinktinę. Tai kaip tu dabar ruošiesi pasaulio čempionatui? Tiksliau, koks buvo pasiruošimas, nes mes kitą savaitę... Mes jau išvažiuojam greitai, taip, mes jau greitai išvažiuojam. Tai šiais metais mano tikslas buvo 1 varžybos per mėnesį. Tai jis buvo įgyvendintas. Tik tai vasaros pradžioje gal truputėlį jau sustojo tos varžybos. Tai pagrindė buvo važiuoti į varžybas, šaudyti, kuo daugiau šaudyti. Tada, kai mes jau atsidarė mūsų papildomą šaudykla, šiek tiek, po truputį atsidarinėja čia nesenai, tai čia važiuoju dar padirbėti. Aišku, norėtųsi, kad jinai būtų anksčiau atsidariusi, bet yra kaip yra, tai Ir karts nuo karto, net per mažai, aišku, galiu pasakyti, bet karts nuo karto prie barikados padirbu uždaroj patalpoj. Prie Dry Fire System, prie plakato, prie fono. Okay. Tai jo, bet pagrindinė treniruotė buvo varžybos kartą per mėnesį, išvažiuoti į užsienio varžybas ir ten daryti. Dry Fire System, papasakok žmogui nežinančiam, kas tai yra. Tai yra sistema, kurią aš pamačiau iš Chado Hecklerio, ne? Chadas, jo. Tai kaip jisai mokinosi, nes viską susirandi internete. Tai yra, kas tai yra? Tai yra plakatas su kažkokiu tai išdėstytais taikiniais lauke. Nesvarbu, tai pas mane su laukia išdėstytas taikiniais
Tu pasiemi savo ginklą, atsitrauki 10-12 metrų nuo jo, užsidedi ant savo optikos tokį dangtelį su sumažinta ertme ir pasidėjęs ginklą ant barikados, tu žiūri kaip į tikrą lauką su tikrais taikiniais. Ir tu mokiniesi tada taikinių suradimą, acquisition, taikinių radimą, pozicijų keitimą, tą patį susigalvoji stage'ą ir įeini. Tai aš darydavau ką, yra Facebook'e Chado puslapis su Dry Fire System, jis ten yra tiesiog meta pratimus, parodo, kokias barikadas reikia pasidaryti. Tai kadangi nereikėtų man pačiam visko galvoti, viskas yra padėta ant lėkštutės, atsidarai Facebooką, žiūri, koks šiandien yra pratimas, pasidarai plius minus tas barikadas ir treniruojasi. Tai nusifilmuoji save pirmo prieėjimo metu prie to pratimo, kiek jis užtruktų, ir tada dirbi tol, kol sumažini laiką, kad tilptum į tą pratimą ir kad kuo greičiau ir geriau atliktum. Tai aš pirmą pratimą, kai pasidariau, tai man atrodo, ant 4 minutės aš jau sustabdžiau laiką ir sakau, gerai, aš čia biškį reikia pasiruošti ir tada filmuosiu. Nes prasidėjo niuansai. Bet čia buvo prieš 1,5 metų tas pirmas kartas, kad įjungiau. Galvoju, čia greit praeisiu, bet ten vidury pratimo 4 minutę galvoju, kiek užtenka čia filmuotis. Tai. Iš tų pastebėjimų tavo, kur daugiausia praradi laiko? Pozicijų keitime ir taikinių suradime. Taip, nes dabar per paskutinės varžybas, kur buvo, tai labai pagerinau savo taikinių suradimą, ginklas padėtas, taikinys optikoje. Šitas buvo. Vienam pratime, mes jau biškai su tam peršnekėm, tai vienam pratime neradau taikinių ir pratimas visiškai buvo išmestas per bortą vien dėl to, kad nepasirašiau pratimui. Susirašiau visą daupą, tai vadinama visus savo pataisas, kurias turėsiu atlikti šaudymo metu, bet prie žiūronų gal buvau vieną kartą atsistojęs tiesiog pažiūrėti, kur taikiniai, bet nepadariau namų darbų, kad nepereiti nuo pirmo taikinio į antrą, kaip aš atliksiu pratimą. Nepadariau to ir neužfiksavau galvoje. Atsigulėjau šaudyti, pirmas taikinys rastas, antras, o po to kiti buvo išbarstyti, viskas. Ieškai ir... Tai buvo tik vienintelis pratimas, nes nepasiruošiau prieš jį gerai, o po to pakankamai gerai viskas buvo. Atsiguli, taikinys optikoje. Gal tai atrodo paprasta labai, bet kai taikiniai išbarstyti po lauką, tai tam reikia padaryti. Nėra sudėtinga tą padaryti, bet tai reikia padaryti. Nereikia gult prie ginklo iš karto, reikia pažiūrėti virš optikos, nusitaikyti į tą taikinį ir tada tik tai optikoje susirasti. Elementaru. Bet kai visi šauliai žino, išgirsti signalą pyp ir tada kartais būna viskas išplaukia iš galvos ir pamiršti, ką turi daryti. Dėl to ta raumenų atmintis ir ta judesio atmintis turėtų jau būti negalvojant. Žvelgiant į tą kelionę, kokius lūkesčius savo keli, kokie tikslai? Tai bent porą Lietuvos atstovą aplenkti komandai. Tai čia, kad kažką reikia aplenkti. O taip tai tikslas, nežinau. Tai mano tikslas nepridaryti klaidų, kurių būtų gaila. Tai aš nesakau, kad šaudyti ir viską pataikyti. Nepataikyti, viskas gerai, bet nepadaryti klaidų, po kurių grįžti vakare namo ir sakai, taip neturėjo būti. Tai nedaryti klaidų ir padaryti kuo geresnį rezultatą. Nes kai buvo vienas varžybos Ispanijoje, išvažiavau su kitu Mindaugu, buvau skuodė vienas, pasirašiau, padariau, tai nelaimėjau nei tų varžybų nieko, bet pasirodžiau gerai. Ir, ta prasme, vakare sėdė ir jautiesi gerai, nes, padarėjai tikrai tai, ką galėjai padaryti. Tai Amerikoje norėtųsi irgi, kad vakare atsisėdus,
nebūtų gaila praleistos dienos. Okay. Kokios iki šiol šiaip įspūdingiausios varžybos? Vis dar ta pati pirmoji Švedijos kelionė, ar? Labai skirtingos šiaip, gerai, yra skirtingos varžybos šiaip išvažiavimo yra, tai nuo šalies labai priklauso. Labai daug patirčių būna, matai, žinai, į varžybos susideda ir maistas, ir kelionė, ir kompanija. Šiaip norėčiau sakyti, kad Viking Trailas labai patiko, ne? Nes tikrai 3 lokacijos visiškai skirtingos, kažkas tokio, bet ir Norvegijoje, ir Švedijoje tos varžybos irgi labai įspūdį daro didelį. Tai gal Ispanijos tokios buvo paprastesnės ir kad 2 kartus buvau toj pačioj šaudykloje ir organizatoriai truputėlį patingėjo pakeisti stage'us, ne? Tai tas truputėlį. O visos kitos tai tikrai šiaip varžybos įspūdį daro, kad vienas kažkaip išskirti aukščiau negu kitas, tai Viking Trailas duoda savo. Ir ta mašina, tas nuovargis, kad pastoji kelionės, įvažiuoja į lokacijos, 3 valandas kelio po varžybų, grįžti miegi, keliesi vėl, toks maratonas yra. Bet kaip varžybų metu atsimagi šnekėdavom. Tai pirmą dieną toks nuovargis, antrą dieną jau toks didesnis, o trečią dieną šaudyti, dabar jau 4 ir 5 važiuojam, toliau šaudam. Atrodo, 2 dienas nuovargis, o po 3 važiuojam, jau galim dabar važiuoti dar porą dienų. Tai, nežinau, man visos varžybos, užsienio varžybos, jos visos jo patiko. Tai papasakok apie savo ginklą nuo iki. Jo, tai yra SSD, ta prasme, kostiuminis vamzdis, ginklas surinktas visas iš atskirų dalių, kaip ir daugelio, tai vamzdis Bartleinas, amerikiečių, spina KC Arms, tai Kanada, buožė MPA amerikiečių, nuleistukas Trigger Techas, optika Vortex Razor Gen 3, Imiro muzzle breakas, daugiau angliškai kompensatorius. Na ir kas ten, ir liktai. Dar, aišku, gulšiukas elektroninis. Ir manau, kas ten, liktai viskas. Koks kalibras? 6 BR-as. Tai, gerai, čia paslapties nėra. Atėjau pas Mindaugą ir sakau, man reikėjo sportinio ginklo. Taip. Jis taip ir buvo sutvertas. Įrašė podcastą, kaip pasirinkti ginklą. Tai mes įrašėm podcastą, kur tu pasakai, kaip išsirinkti ginklą, o aš, ta prasme, palinksėjau, nes tuo metu tai iš vis nieko nesupratau. Dabar tai suprantu šiek tiek ir tai ne viską. Tai jo, dabar jau truputėlį tas yra supratimas. Kokių turi pastabų savo ginklui? Dabar galvoju, pastabų. Pastabų gal nėra tam labai ginklui pastabų didelių, nes dėl savo kažkokių tai nemokėjimų ar nepataikymų bandai kompensuoti įrangą, bet kai tu mane nuraminęs esi, sakai, kad įranga gera, tai dabar reikia, kad žmogus tą įrangą laikantis rankui pradėtų daryti savo darbą. Tai įranga, aš manau, viskas gerai. Nors prisižiūri YouTube'o, tada pagalvoju, gal buožė, dabar Amerikoje jau kitą buožę, žinai, turi, ten arba optika kita, tai, prisigalvoju tų įvairių dalykų, bet aš manau, kad ginklas gerai, viskas su yra gerai dabar yra tik tai šaulio kompetencija gerai šaudyti. Papasakok apie savo reloado patirtį. Tai pas Arūną visą laiką patirtis yra tik pačios geriausios, tai reloadas, ką man čia papasakoti? Gerai, tai... Size and die, šitas netaip padariau, ar... Ne, aš turiu omeny tai koks tas jau, žiūrėk, tu prieš 2 metus pradėjai šaudyti ir jau dabar pats užsitaisinėjai savo šaudmenis.
Čia nėra dažnas atvejis, šiaip, bendrai paėmus. Dažniausiai žmonės ten šaudo 3-4 metus ir jau kai supranta, kad giraitės jie pasiekia kažkokias ribas arba nori žengti kitą žingsnį, tada jau jie kažką ten pradeda daryti. Kai tu tuo tarpu, galima sakyti, vos ne iš karto priimi sprendimą užsisakyti jau tokį topinį ginklą, specialiai tau surinktą ir iš karto pradėjai praktiškai, reloadinti šaudmenis. Žinoma, ten Tai su mes- mūsų pagalba, bet iš esmės, ta prasme, Taip. tu visus, nieks už tave tų šovinių neužtaisinėja. Tai vėl prieisim prie to, kad vis sakau, kad patinka turėti savo daiktą ir pasidaryti ir kuo mažiau priklausyti nuo kažko kito. Aišku, šitam sporte aš tai dar pats mokusi tam tikrų detalių ir yra dalykų, kurių nesuprantu. Tai labai padeda bendruomenė, kuri, tikrai padeda bendruomenė. Bet kai pradėjau šaudyti su tika, pamačiau atvažiuoja vienas šaulys, antras šaulys jau su kastuminiu ginklu, rezultatai geri. Tai aš supratau, kad tika nėra sportinis ginklas. Tai yra geras ginklas, bet tai nėra sportinis ginklas. Ir jeigu nori pasiekti geresnių rezultatų, tai ta technika, kurią tu naudoji, turėtų būti biškai geresnės kokybės. Ir viskas. Tai labai paprasti žingsniai, kad pašneki su tavim, pašneki su Šaru, Vyga, kitais šauliais Lietuvos. Viskas, atsiranda naujas ginklas. Dar į pirmas varžybas, tai mes kartu važiavom, aš važiavau su tika. Šiaip jo, tas Arktikas buvo tika mano. Nes labai greitai, kad suprastų kiti šauliai, labai greitai nevyksta čia to ginklo sutvėrimai. Jeigu jie nėra vietoj padaryti, tai reikia planuotis pusę metai, kol susirinka visa komplektacija. Tai tas planas jau buvo pradėtas ir jis buvo įgyvendintas, man atrodo, gal 23 vasarą tikriausiai. Kažkaip taip reikėtų pasižiūrėti, dabar neatsimenu. Tai realiai aš su šito ginklu šaudau metus. Apie metus jau. Ir tai jau šitom varžybom pakeitėm vamzdį, nes ginklas dėvisi, reikia keisti detalės. Tai grįžtam prie to klausimo dėl šaudmenų gamybos. Tai patinka pačiam šiaip reloadinti? Ne, nepatinka reloadinti pačiam, nes tai yra labai... Čia romantikos nėra tame daug. Eini į rūsį, šeimą suguldęs miegot, eini į rūsį ir ten praleidai daug valandų, nes reloadas tai nėra, kad atsisėdai per vieną vakarą ir padarai nuo A iki Z. Padarai step A, step B, kitą vakarą padarai dar kitus žingsnius ir tada, žiūrėk, jau po 3-4 vakarų yra galutinis produktas. Bet šiaip patinka tą daryti, bet nepatinka tiek, kiek laiko reikia tam skirti. Okay. Jeigu padarytum, vieną šovinį ir po to įdėtum į dėžutę ir sakyk, pasidaugink lygiai toks pat, ne? Tai gal būtų fain. Bet kai tau reikia 200 pasidaryti arba 300, tai skamba gražiai, bet kai atsisėdi 10 valandą, 5 ryto nulipi ir žinai, kad padarai vieną žingsnį, dar laukia 3 žingsniai, dar 3 naktis nemiegęs. Tai tada. Okay. O kai mes, nežinau, čia bendram šitam bendruomeniai pašneki, tai jo, į varžybas važiuoji po 3 dienų, šovinius pasidarai, ne. Sėdi ir tada, tarpsme, tie jau procesai prasidėję yra, bet iki galo neužbaigti, tai tada 2 dienas arba 1 dieną prieš vienas kitą už danties ir patraukiam, kad tai paskutinę naktį, kuris darys šovinius, kas dar nepadarys. Tai tas pats reloadas... Visam pasauliu tendencija vienoda. Tai tas reloadas viskas su juo gerai, bet skiriamas laikas tai didelis yra. Tai reikia atsižvelgti tą dalyką. Jeigu kažkam domisi ir norėtų, tai pati įranga daryti, kaip ir visur, kaip ir ginklą susitart ir kad daryti šovinius, tai vėl atskira tema yra. Įrangos kiek reikia, kad pasidarytum kokybišką šovinį. Tai... Čia toks įdomus dar kilo tokia mintis, tai jeigu paimtume, sakykime,
kažkokį tai standartinį taikinį, sakykime, Ipsiko gongą, Mhm. kaip manai, šaltas šūvis, kokio atstumo galėtum sakyti, kad garantuotai pataikysiu iš stabilios pozicijos. Dabar galvoju. Ipsiko. Taip. Tai maždaug 2, 3, 3. Manau, į 800 turėtų eiti. Norėtųsi galvoti, kad 800 Ipsiko gongas turėtų būti. Mhm. Ok. Supratau? Ne, Laimėjai. kodėl aš sakyk. taip sakau, nes paskutinėse šituose šovėm į kilometrą, tai dabar galvoju, gongas buvo mažesnis tenai, o gal ne? Tai, viskas šalia nuėjo, tai aš manau, kad 800 turėtų jau viskas būti gerai. 600 tai čia, kad aš norėčiau galvoti, kad 800 turėtų šaltas šūvis eiti į Ipsiko gongą. O taiklio šaulio, Gal per drąsiai čia sakau, bet tauriai kokį artimiausią aš taikinį prašoj? artimiausia, Jo. bet čia neskaitom, kad bokštelio nepasakau, ne, ir prašau. Reikėtų pagalvoti. 100% garantija yra 100% garantija. Reikėtų pagalvoti, nes dabar neatsimenu. Okay. Šiaip, apie taiklio šaulio varžybas, tai vakar susiskaičiavau, padariau 63 šūvius, 50, ne, palauk, jau tik pradėjau šitą šnekėti ir meluot pradėjau. Mano pataikymas yra, bet aš 6 prašoviau tik tai. Aš paskaičiau, kad 6 šūvius prašoviau. Mhm. Bet aš šūvių mažai padariau, nes 2 pratimai nešauti, dėl tam tikrų priežasčių, į kurių nevardysim čia. O po to dar pratimė sumaišytos pozicijos buvo, tai... Priežastys redakcijai žinomas. Priežastys daugeliu žinomas, bet taip. Tai jo, 6 prašauti šūviai buvo per. Mhm. Tai jo, šiaip sakau, varžybas vertinu gerai, bet... Aš irgi 6. 7. 70 buvo jūsų. Aš irgi 6 prašoviau, o vieną nespėjau laiku iššauti. Okay. Tai nebuvo šūvis padarytas. Tai, matai, aš neskaičiuoju tų nešautų, kur ar nespėjau, ar pozicijų nesumaišiau, bet tiesiog iššautų 6. Tai man, teisingai, 47 užskaityti, tai 53 šūviai skaičiuoju, tai ne. Iš 53, 47. Okay. Neblogai. Tai sakau, reikia eliminuoti atklaidas, nors. Jo. Rėmėjai. Nors 2 pratimai, tai ten jo klaida buvo relaudo viena, kuri sutrukdė pratimą toliau daryti. Tai jau relaudo klaida. Tai čia jau visiškai mano klaida yra. Nuovargis, kuris įtakoja vieną pratimą, o kitą pratimą įtakojo pistoleto, kaip čia pasakyti, nevaldymas, nešaudimas iš pistoleto. Tai ką čia slėpsim dabar? Reikia eiti ir pasišaudyti. Nes praeitais metais prieš šitą pratimą ėjau sąžiningai į šaudyklą, susišaudžiau ir jokių problemų neturėjau. Šiemet, susidėjo keli dalykai, kurie sutrukdė pasidaryti namų darbus. Tai gaila dėl to. Kitiem metam, jeigu bus kažkas panašaus, tokių klaidų nebebus. Okay. Papasakok apie rėmėjus. Tai tu pasakai Večia UAB, ne? Tai pradėkim taip kaip visi, tai šeima, ne? Tai, nes tikrai varžybos užsienį, važiavimai, tai tikrai jo, tai ačiū labai Monikai ir Jerkui. Jerkus tai dar nesupranta, o Monikai tai labai ačiū. O kiti rėmėjai tai jo, yra mano įmonė Večia, kuri gelbėja šitam sporte mane, ir mano sporto klubas Mjolnir, kuris irgi remia mane.
Tai čia va mano asmeniniai rėmėjai. O toliau tai yra viskas, kaip komandos bendri rėmėjai, tai yra ir kiti jo. Bet jeigu apie asmeninius, tai viskas ateina iš savęs paties. Ne? Tavo manymu. Ir jeigu klausai kolegų tuos mūsų interviu iš tuos įrašus, jeigu, sakykime, žmogus va dabar išgirsta ir sako, noriu pradėti šaudyti taikliai dideliais atstumais, greitai, ne iš nepatogių padėčių, nuo ko jam siūlytum pradėti? Kokia būtų įžvalga tavo? Nieko naujo tikriausiai nepasakysiu. Šiaip jo galvojau, ką čia galima patarti naujam žmogui. Ir kažkurią dieną buvau sugalvojęs, bet kadangi neužsirašiau, tai... Bet kolegos visi labai protingai šnekėjo, tai yra Facebook'e informacija susiras, tiesiog palaikint puslapius lietuviškus, kurie dalinasi varžybų informacijom, ane? Tai PRS Lietuva, Rimfire Lietuva, tai tenai sužinai apie varžybas, atvažiuoji, nu ir tų veidų nėra labai daug, ane? Va šitos veidus, kurias pamatėte per šitos podcastus, reikit prie vieno iš jų, tikrai, nu, jo, netrudykit pratimo metu, prašau, ane, jeigu ten kažkas, tai, bet biški atsitraukiam, nueinam kažkur, tai tikrai prieikit, paklauskit, ar paprašykit kažką paaiškinti, tai čia labai visi tą padarys ir užves ant kelio kažkokią, tai, bet reikės pasidaryti ir namų darbus kažkokius, tai pačiam. Ir vienas atvažiavimas į varžybas, antras, tada kažkokio pradės gal ginklo komplektacija įdomi bus, vėl atvažiuoja, pasiklausinėjai, pasižiūri visus, tai nieko naujo nepasakysiu, tiesiog pasinaudot progą, vienokią ar kitokią, kaip aš padariau. Pamačiau kursą, atėjau ir nuo to viskas ir prasidėjo. Atvažiavau į kursą, ten susipažinau, atsirado vienas, antras, trečias, ketvirtas žmogus, atsirado patarimai kažkokie, tai pagalba atsirado, tai nieks tavęs už rankos kaip ir nenuves tuo keliu kažkokiu, bet užvesti ant kelio tai tikrai padės. Kaip padės išvengti klaidų kažkokių, tai neprisipirkti bereikalingų daiktų. Šitam sporte šiaip yra naudinga neprisipirkti bereikalingų daiktų, nes, tiesiog tik išlaidos didėja. Geriau nusipirkti tinkamą daiktą ir juo naudotis, o nepradėti gal taip, kad, aš pamėginsiu, pamėginti gal geriau reikėtų su kitais, su kita įranga, kitų žmonių įranga. Ir jeigu jau rimtai nusprendi, kad nori ir gali, tai tada jau pirkti kokybiškai įrangą. Nes jeigu... O tu dabar taip šneki, kad jautiesi, kad pats, ta prasme, esi tą padaręs klaidą, ar... Ne, aš klaidos nepadariau, tas pirmas ginklas, aš sakau, aš džiaugiuosi to pirmų ginklų ir ten visai kitas kalibras ir visai kitam skirtas yra. Ir aš nežinau, iš karto būčiau sportinį daręs. Aš dar neturėjau tų žinių šitų. Apie sportą neturėjau šitų žinių. Aš tiesiog atėjau į kursą ir man kursui reikėjo ginklo. Nuo to ir prasidėjo. O patį šitą ginklą, aš manau, kad jisai surinktas yra tikrai iš gerų komponentų. Bet aš matau kai kurios pavyzdžius mūsų bendruomeniai, kur dabar paimsiu va šitą, o ten maždaug po metų ar kažkada pradėti jau kitą paimti. Tai tu paimsi tą ginklą ir pamatysi, kad po mėnesio, po dviejų, kad jau jis tave varžo ir bus, pinigai išleisti, ir laikas, ir pinigai. Sakau, pamėginti visą laiką galima atvažiavus su mano ginklu, su kitu ginklu, palaikai, perini per pozicijas, per barikadas, pasižiūri, kaip atrodo. Ir tada. Bet čia, kaip ir sako, atvažiuokit. Reikia atvažiuoti ir pasižiūrėti. YouTube'o pažiūrėti neužtenka, kad suprasti, ar patinka tau šitas sportas ar ne. Disciplina. Ok. Ar jau buvai medžiot? Ne. Ne, ok, meluoju. Dabar Saulius sėdi ir pyksta, ne, kad Saulius buvo paėmęs mane apsižiūrėti vieną kartą ir medžiot buvo, bet aš dar net bilieto tada neturėjau, aš kaip svečias važiavau, kaip žiūrovas. Kaip čia tas procesas. Žiūrovas. Pagalbininkas medžiotui. Pagalbininkas, Sančia Pančia, ne?
O realiai nebuvau dar, ne. Mm. Labai daug laiko, nu, tapsime, varžybos, šeima, tai mano prioritetas yra varžybos. Tai aš geriau į varžybas nuvažiuosiu, negu medžiot nuvažiuosiu. Mm. Čia vienas iš tų dalykų. Man reikia medžioto bilieto. Medžioto bilietas yra. Ramu dabar, viskas. Reikės medžiot, aš jau galiu važiuoti medžiot, bet bilietas yra. Mm. Okay. O visas kitas savo laiku. Gal tu turi kažkokių klausimų? Klausimų? Oi, klausimų pas mane tau visą laiką būna kažkokiu tai, bet ne, viskas gerai. Savo laiku. Okay. Ja, gerai, Arūnai. Tai ačiū už skirtą laiką. Tai dėkui. Įdomu, čia manau, kad visai pasišnekėjom. Ilgai gal šiek tiek, bet palėtėm visai tokių įdomių kampų visą šitą reikalą. Ką mes čia veikim. Nu, smagu. Jeigu kažkam patiks pažiūrėti, tai laikas. Gerai, dėkui. Iki. Nu, kol kas viso iki. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with